netrukus išgirsite dainą apie Feanorą. O kodėlgi mes dainuojame ir kodėl mes kūrėme dainas pagal Tolkieno tekstus? Na, pats Tolkienas yra pasakęs, kad jisai nori sukurti mitų sistemą, kurioje liktų erdvės ir kitiems kūrėjams, įvaldžiusiems teptuką ar muziką ar dramą. Būtent šito mes ir užsiimame. Tai, ką mes kūrėme, vadinasi filksingas. Ir tai yra iš tikrųjų jau seniai tarp fantastų atsiradusi tradicija kurti dainas pagal jų pamėgtus literatūrinius kūrinius. Daugybė kūrėjų prisideda prie šito ir tai tikrai ne tik tai ekranizacijos, kurias galbūt kai kurie ir matėte. Daugybė dailininkų piešia paveikslus ir, jeigu pažiūrėsite štai ten kairėje, mes turime keletą pavyzdžių pakabintų ant lentynų, kaip kai kurie dailininkai įsivaizduoja Tolkieno pasaulį. O dabar Feanoras. Žinot melodiją? Iš tikrųjų, dalį dainų mes dainuojame būtent pagal gerai žinomas ir populiarias melodijas. Taigi, Silmarilius pagrobė Morgotas ir išsigabeno į šiaurę į savo tvirtovę. Jų kūrėjas Feanoras, kaip jau minėjome, kuris jis labai didžiavosi ir nepaprastai jos vertino, paliko Valinorą, kartu su savimi išsivedė beveik visus elfus. Jie grįžo ten į Viduržemės karalystę ir prasidėjo ilgus šimtmečius trukęs baisus karas su daugybė mūšių ir daugybė karių žuvo. Ir netrukus žmonės taip pat įsitraukė į šitą karą kartu su elfais. Daugybė tvirtovių sugriauta, daugybė mūšių vyko ir elfai kuo toliau, tuo mažiau, bet turėjo vilties, kad kada nors jie sugebės nugalėti Morgotą, nes visos jų pastangos buvo bevaisės. Tačiau atkakliai jie vis dar ir toliau kovojo, atkakliai ir apie jų tikslą vis priminė šiaurės danguje susitvenkę debesys.
pirmoji sekundė svetima aušra. Juk žinai, mums didinimą neša ši didi šviesa. Po šiaurės dangų, grėsmė šviesa po šiaurės dangų. Naktimis kaukia mėnesienoj Morgoto vilkai, nustelbė viltį dovanojančią žvaigždės jinai. Po šiaurės dangų nėra vilties, po šiaurės dangų. Daugiau apie visą šį karą perskaitysite pačiame Silmarillione. O dabar pristatysime vieną iš gražiausių sakmių. Tai sakmė su laiminga pabaiga, primenanti pasakas apie karžygį, kuris nori gauti princesės ranką ir širdį, bet tam turi įvykdyti labai sudėtingą, galbūt pražūtingą užduotį. Tačiau galų gale jam tai pavyksta ir viskas baigėsi laimingai. Silmarillione tokia sakmė yra apie Bereną ir Lučieną. Galbūt šitie vardai yra girdėti tiems, kas skaitė Žiedų valdovą, nes daug kartų jie yra ten paminimi. Aragornas hobitams vieną vakarą bekeliaujant padainuoja dalį baladės apie šios du herojus. Taip pat elfė Ervena yra kartais lyginama su Lučiena. Kaip greičiausiai žinote, elfai buvo nemirtingi, o žmonės mirtingi. Kartais tai sukeldavo problemų. Pavyzdžiui, žmonės imdavo pavydėti elfams iš jų nemirtingumo ir juos užpuldavo ar tiesiog imdavo nemėgti. O elfai kartais įsimylėdavo žmonės ir dėl to labai kankindavosi, nes elfai juk nemirtingi, o štai mylimasis pasens ir numirs. Dabar išgirsti dainą apie vieną tokią kančią.